Prasidėjus vasaros sezonui miestiečius arčiau gamtos vilios beveik 600 visoje šalyje įsikūrusių kaimo turizmo sodybų. Šis dar prieš pusantro dešimtmečio daugelio gana skeptiškai vertintas verslas šiuo metu jau atrado savo nišą. Kaimo turizmo verslas ypač sustiprėjo per pastaruosius 6 metus, kuomet nemažai šias paslaugas teikiančių sodybų pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą. Kaimo turizmas be paramos greičiausiai jisai labai sunkiai verstusi, nes šitam sektoriui, kuris dirba, vis dėlto yra alternatyvus verslas, žemės ūkio, alternatyvi veikla kaime, kuri turi labai trumpą sezoną ir reikalingos labai didelės investicijos, norint pritraukti vartotoją arba sukurti infrastruktūrą ir pasiūlyti paslaugą. Iš viso kaimo turizmo veiklos skatinimo priemonės įgyvendinimui 2007-2013 metais numatyta skirti beveik 200 milijonų litų ES paramos. Tam, kad į kaimo turizmo veiklą galėtų įsitraukti kuo daugiau kaimo gyventojų, nuo 2009 metų įgyvendinantiems smulkius iki 150 000 litų paramos numatančius projektus buvo sudaryta galimybė paraiškas teikti supaprastinta tvarka. Paramos intensyvus būdavo 65% kaimo turizmo steigimui ir plėtrai. Būdavo galima gauti iki 75, jeigu kaimo turizmas vystomas kartu vystant ir puoselėjant tradicinius amatus. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama kaimo turizmo veiklos skatinimui kaimo verslininkai galės naudotis ir šiais metais. Paraiškos bus renkamos nuo birželio 25 iki Liepos 19 dienos. Šiemet numatyta pareiškėjams taikyti 50% paramos intensyvumą, tačiau projektams tiesiogiai susijusiems su sertifikuotų tradicinių amatų plėtra, kaimo turizmo sodybose išlieka 75% paramos intensyvumas.